Skanus Vilnius. Labas vakaras, mėly Skanaus Vilniaus klausytojai ir žiūrovai. Ir aš džiaugiuosi, kad ir žiūrovai, nes mūsų studijoje šiandien net du pašnekovai. Tai yra Laima Erika Katkuvienė ir jos sutuoktinis Donatas Katkus. Sveiki. Sveiki. Ne ten padėjo akcentai, Donatai? Ne, aš galvoju, kodėl pradėti nuo moters pristatymą. Aš pagalvojau, kad dabar moterų valdžia, ar neatrodo, kad... Atsiprašau, jūs teisus. Taip, tai mes uždarome metus, susitikdami su jumis, pradėjome mūsų transliaciją Skanaus Vilniaus nuo Lenos Šliogerienės, kuri šventė 88-ąjį gimtadienį, vadinasi, turėjo nemažai ką papasakoti apie Vilnių ir apie tai, koks čia vyko gyvenimas. Jūs irgi jau rašot prisiminimus, daugiau negu kad dirbat, taip sakant, darbą, tai labai gražu pabaigti metus klausantis jūsų pasakojimų. Pensija yra toks įpareigojimas prisiminti, nes paskui daugiau nėra kam prisiminti. Taip, gerai, tai jūs dabar gyvenate, kažkuria prasme, pusiau ne Vilniuje, bet esate seni Vilniečiai, bent jau atsimenu, Žvėrynas buvo jūsų ilgą laiką gyvenamoji vieta. 30 metų. 30 metų. Tai kadangi atsiminimuose dabar tikriausiai nuolat klaidžiojate, rašote ir kalbate su žmonėmis, tai pradėkim nuo to, kas lengviausia. Kaip tam Žvėryne, kas tai buvo per gyvenimas ir kas aplinkui jūs dėjasi? Laimutė, tu geriau žinai. Mes gyvenom kompozitorių sąjungos namuose ir aplink gyveno vieni muzikantai. Tai buvo toks įdomus gyvenimas. Galėdavai nulipti į pirmą aukštą, ten gyveno Andrėjevai ir visada pavaišindavo labai skania kava. Po to nueidom, truputį pasivaikščiodom, po to nueidom pas kitus draugus. Kutavičius. Pas Kutavičiai irgi pirmą aukštą, kiti buvo Antanavičiai. Antanavičiai labai skaniai, nuostabiai skaniai darydavo maistą. Tai pas ją šiek tiek ilgiau užtrukdavom. Taip, žodžiu, čia tik tai mūsų galas namo. Ir ėdėm. Taip. Kitam gale ten buvo profesorius Landsbergis ir kiti kompozitoriai. Ten taip pat mes su jais padraugaudavom. Taip, kad buvo linksmi metai ir malonūs kaimynai. Bet, tiesiog grįžtant, jūs minit daugelis iš jų kompozitoriai. Jūs nebuvot kompozitoriais, jūs buvot jų kūrinių vartotojai. Kaip tas būdavo, ar kai ateina dirigentas, kuris galbūt atliks jo ansamblis kūrinį, ar, taip sakant, įpildavo papildomą taurelę ar šampano taurę? Aš esu labai nemadingas žmogus. Aš mėgstu tik raudoną vyną. Visą gyvenimą? Visą gyvenimą. Kur gaudavot seniau raudonojo vyno? Pirmasis raudonas vynas tai buvo pas Panevėžį, pas tokie, vis režisierius buvo, Panevėžio teatro. Miltinis, taip. Ateidavom pas Miltinis į tokį kambariuką įsivesdavo po mūsų koncertą. Jis lankydavo visuomet mūsų koncertus, o aš grojau tada Vilniaus kvartete. Ir po koncerto į tokį kambariuką, kuriame nebuvo langų. Jis toks buvo iš koridoriaus įėjimas į tokį belangį, tokį kambariuką. Ir tenais sėdėdavom ir jisai įpildavo raudonojo vyno. Ir aš galvodavau, viešpatie, iš kur jis gauna. Dėl to, kad niekur nebuvo raudono vyno. Gauti raudoną vyną, tai buvo tiesiog stebuklas. Bet čia kuris dešimtmetis, atsiprašau? 1600, oi ne, 600 jau.
jau buvo 1900, dabar galvoju, 60-ieji, 70-ieji. 70-metis. 60. 6. Taip, o tai, tai, pavyzdžiui, Panevėžys, čia galim peršokti iš Vilniaus į Panevėžį. Ar tais laikais buvo restoranų? Važiuojame, reiškia, į koncertą Panevėžį. Šitą tokia grupelė atlikėjų, kompozitoriai, buvo, reiškia, ir muzikologė šitą. Svarbu, užmiršai pavardę jau. Neužmiršau. Narbutienė. Narbutienė, amžinatilsis ir amžinatilsis kita muzikologė buvo ir atvažiuojam prie, o ten būdavo taip, kai važiuoja iš Vilniaus į Panevėžį, tai būdavo šitas toksai buvęs dvariukas. Nežinau, tu važiuodavai vienas. Taip, važiuodavau Be vienas. Ir ten buvo kolūkio valgykla. Ir atvažiavome vieną kartą, aš nubėgau pažiūrėti, ar yra cepelinų, ar nėra cepelinų. Einu, žiūriu, viskas išplauta, visi puodai sudėti. Aš grįžtu atgal į tą mašiną ir atsisėdu ir nieko nesakau. O vairuotojas iškart suprato, kad važiuojam atgal. Ir taip nuvažiavau. O visi pradėjo pulti mane. Kas ten buvo, kodėl mes dabar čia važiuojam. Nors visiškai aišku, kad restoranas neveikia. Dieve, kaip ant manęs įsižeidė. Ir Narbutienė ir visi labai įsižeidė. Jis buvo labai ištroškę ir išalkę. Visi galvoja, atvažiuosim. Kolūkis tai toks vis tiek, turtinga vieta, arti žemės ūkio, viskas vietoje. Aš sutinku, kad mes dabar dažniausiai stojam kolonėlėse, mums kolonėlė. Taip. Ir kai kuriuose yra skanesnių arba mažiau skanių hotdogų, kuriais mes čia ir mintam dar spurgų arba kibinų. Jo laikai pasikeitė, bet tam pačiam dešimtmetį atsidarė ir Vilniuje Neringos restoranas, taip? Taip. Koks ten buvo meniu ir jūs irgi buvot vienas iš lankytojų, nebuvot per jaunas tenais lankytis? Ne, ką jūs. Aš buvau pirmą kartą, mes su Kauno muzikos, 10-metės muzikos mokyklos mokinių grupė atvažiavo pasižiūrėti į Vilnių, kaip atrodo Vilnių. Ir mes buvom vienam koncerte, tokie vokiečiai, kvintetas grojo, reiškia tokia vokiška muzika. Ir paskau aš sakau, reikia būtinai, bet tada kaip tik 1959 metais buvo, Neringa buvo tik atsidariusi ir visur skambėjo Neringa ten visi. Ir pakaliau susiradom tą Neringą, aš įėjau, o ten toksai tvenkinėlis gražus toksai, aš įėjau, pasižiūrėjau, man taip gražių buvo. Ir paskiau, kai aš įstojau, o paskiau įstojau į konservatoriją, tai tais pačiais, net tais kiti metai jau buvo, 64, reiškia, 60 metais ir tenais, reiškia, įstojau į konservatoriją, tai aš vaikščiodavau į Neringą kiekvieną dieną. Kainuodavo, užsisakydavau bulvių ragelį su grybų padažu ir kavos puodelį.
Ir tai buvo mano pietus. Ir kiek O tai rublis 60 kapeikos kainuodavo. Ir aš kiekvieną dieną, priešai sėdėdavo toksai profesorius Daukšas ir ten visi kiti, ir Savukynas ten sėdėdavo, visi ten būdavo, jau jų stalas, kampe buvo tas visas stalas, stovėdavo ir žiūrėdavo ir valgydavo tos, atsiprašant, bulvių ragelius. Vieną kartą. Ir nenusibodo to. Ne taip, reiškia, vieną kartą, o tos padavėjas paimdavo to, visi užsakydavo bulvių ragelius, kadangi buvo su grybų padažu. Ir jos neždavo prikrautą didžiausią padėklą su toms padėkloms. Ir aš mes sėdėmės vieną kartą ir aš sakau, žiūrėkit, kaip jinai plosis. Tu padavai, kaip plosi. Iki pat scenos nulėkite visi grybai su padaža. Visi stebėjosi, kad aš taip sugebėjau atskleisti situaciją. Bet man tai buvo gaila, kad tuo metu, kai mes gyvenom Žvėryne, ten nelabai buvo kavinių ir restoranų. Viena, man atrodo, vienas toksai, toks kaip ir kavinė, tai buvo Užeiga, tai buvo ne Kęstučio, bet Vytauto gatvėje, tai turbūt pati seniausia. O šiaip, mes daugiausiai, jeigu eidom į kavinę, tai eidom į Prospektą, į Neringą ar dar kažkur. Tai. Žvėrynas jau kaimas. Taip. Dabar jau yra daug kur galima. O Neringoje būdavo taip, ateini šnapsas ir šampanas. Tai, žinai, kai lengvai, tada tik šampanas, o jeigu jau kaip iš tikro, tai būdavo šnapsas. Nieko kito nebuvo. O Laima, moteris tais laikais neidavo į kavinės ir restoranus? Eidavom, bet paprastai reikėjo turėti kokį nors kavalierių, kad nuvestų tave į kavinę. Tai prisimenu, tai ir buvo mano pirmas toks vizitas Neringoje. O šiaip studentai, tai eidavom toj buvusioj Gorkio gatvėje, Didžiojoje gatvėje, ten būdavo visokie, nuostabus, kaip dabar prisimenu, blyneliai būdavo. Tai, ir jie labai pigiai kainuodavo. Dažnai mes imdavom vieną porciją, tik tai, atsiprašau, pusę porcijos ir pusę porcijos sriubos. Va. Tai būdavo toks dažniausias malonus prisiminimas iš tų laikų. Tai čia jaunystės studentavimo laikai. Taip. Bet paskui, kai jūs jau tapote profesionalais, tai Donatas, mes žinome jo karjerą tikriausiai visi mintinai, muzikantas, altininkas, kompozitorius, paskui radio ir televizijos komiteto pirmininkas. O Laima, jūs akademiniam pasaulyje visą laiką buvote? Labai mano nuobodi karjera. Kai pradėjau 59 metais, tai anglų filologijos katedroje iš pradžių studentė, paskui dėstytoja, paskui aspirantė, paskui vyrdėstytoja, paskui apsigyniau disertaciją, tapau docentė, paskui netgi gal 5 metus buvau katedros vedėja. Taip kad vienu žodžiu mano karjera netipiška šiems laikams, kai žmonės porą metų pabūna, geriausia atveju porą metų vienoj vietoje, po to į kitą vietą pereina. Turbūt tame yra ir pliusų, ir minusų, aš taip įsivaizduoju. Tai jeigu esi patenkintas, tai kam blaškytis? Teisybė. Verslininkai, kurie įsteigia savo verslus, irgi ne visi jos parduoda, kiti ir numiršta kartu su verslais, nes taip juos myli ir taip negali atsiskirti. Čia žinau iš savo patirties. O gerai, jūs abu faktiškai profesoriai, kaip tas tarpusavio sąveika, bet jūs vis tiek iš skirtingų pusių. Donatas keliavo su muzikantais, jūs irgi tikriausiai atsidarius sienoms ir gal prieš tai jums teko važiuoti, stažuotis ir Didžiąją Britaniją. Ir kiekvienas parsiveždavot kažką tai iš tų kelionių. Kiek dažnai parsiveždavot ką nors valgomo?
ar geriamo? Aš negalėdavau pakelti savo čemodano. Sovietiniais laikais. Sovietiniais laikais. Reiškia, kas iškrisdavo, kai atidarydavau čemodaną. Iškrisdavo tualetinis popierius, kuris buvo labai lengvas. Neturėjo, bet jo buvo labai daug. Kadangi tualetinio popieriaus reikėdavo daugiau. O paskiau, natūralu, visi vaikai stovėdavo aplinkui ir vaikams visuomet būdavo skanėstų. Kakava. Taip. Aš dabar įsivaizduoju, dabar žmonėms sunku įsivaizduoti, kaip mes parveždavom visus tuos dalykus. Taigi anksčiau čemodaną netaip lengva būdavo nusipirkti tą lagaminą, bet anksčiau jiegi būdavo be ratukų. Tai prisimenu, kokia buvo laimė, kad atsirado lagaminai su 2 ratukais. Tai jau buvo šis tas. O dabar tai iš vis, tai yra vienas malonumas keliauti, nežiūrint, kiek tu ten vyno bonkų ar dar kažko taip įsimeti į tą lagaminą. Pas mane, kaip labai gerai pasakai, mano čemodane vis pradėjo daugėti vyno bonkų. Bet jūs mėgėjas raudonojo vyno, tai ar, sakykime, tai prisimenate tuos laikus, kai pradėjote skirti pirmosius vynus arba jų kilmę, ar ten tai bordo, ar vynogių veislės, ar kažką, kas jums atrodė, aš galbūt geriau moldovišką gersiu, kabernetą negu... Ne. Man vynai būdavo arba skanus, arba neskanus. Bet dažniausiai buvo skanus. Neskyriau. Mes neturėjom šitos edukacijos, aš manau, dabar mūsų vaikai jau... Aš dabar atskiriu, pradedu skirti, tai reiškia, tos visos skonius, bet nemanau, kad turiu kažkokį tai natūralų skonio receptorių, kad galėčiau skirti. Aš tiesiog stebiuosi tokiais žmonėmis, kaip tokį pažįstamą turiu Starkus. Tai vat jisai atskiria. Martynas Starkus tikriausiai. Ne. Man atrodo, kad šitą skonį tai jį reikėtų lavinti iš mažens. O mes, pavyzdžiui, kiek aš prisimenu, mama pati darydavo vyną. Tai ten iš vaisių, paskui kažkokį vyną darydavo iš grūdų ir turėdavo tokią vadinamą karafkę. Ir kai ateidavo jos draugės, tai jos ir vaišindavo šitaip. Bet man atrodo, kad norint turėti išlavintą skonį, turbūt jį reikia šiek tiek anksčiau pradėti lavinti, negu mes tikri sovietiniai. Bet jums nereikia kuklintis, jūs lavinote savo estetikos suvokimą, harmonijos, balanso ir tai juk yra bendroji vertybė, tai nėra, kad skonis yra vienaip harmonizuojamas, o muzika kitaip. Ar neatrodo, kad jūs kai vis tiek visą gyvenimą siekėt kažkokio tobulumo visą laiką, užaštrinti savo pojūčius, ar tai nepersiduoda, kai jūs renkatės maistą, kad jūs lygiai pasidaro tokie pat jautrus ir išrankus? Tu galiu pasakyti, tai yra ilgos, nesąmoningos patirties dalykas, reiškia, kada tu nesuvoki, ką tu darai, bet tu darai ir atskiri. Šitoj vietoje atskiri, tą vietoje atskiri. Ir šitas toks nesąmoningas supratimas skirtumų, skonio skirtumų yra labai svarbus. Man atrodo, jis ateina su amžium, Donatai. Taip, tam reikia ilgo laiko. O mano muzikoje tai aš buvau pamišęs ant stiliaus. Mano stilių skirtumai buvo labai svarbus. Ir pavyzdžiui, tai kai 18 ar 17 amžiuje būdavo vienas dalykas, o dabar kas kita. Mes pradedam skirti įvairiausius stilius. Ar tu vyno stilius irgi atskiri? Ar dar nepriaugai? Bet labai patinka
pats bandymas atskirti. Pirma taurė nepasiseka, antra, trečia ir jau paskui jau- pabaiga. Bet aš noriu sudėtingesnį tada klausimą jums užduoti. Na, sakykime, vat, jūs esate 2 sričių meistrai ir yra gėrimai. Ir juk, na, tai gali būti susiję. Raudonasis vynas gali skambėti kaip tam tikra muzika. Laima, žinau, mėgo bent kažkurį laiką portą irgi jums tai skamba kaip kažkas, nežinau, kaip tekstas, kaip stilius, kaip kalbėjimo maniera, kaip tam tikras poetas. Tai gal čia galite truputį paspekuliuoti tą temą, vat, raudono vyno taurė ir kas skamba galvoje? Man tai turbūt atsipalaidavimas, tam tikras momentas, kai jautiesi nepykstant ant pasaulio, kai yra kažkokia harmonija su pasauliu ir su aplinkiniais ir toks, tu džiaugiesi tuo, ką turi, džiaugiesi gyvenimu. Jo, tą momentą, neužakcentuoja kažkuria prasme, tai toks sustojimas nuo... Dar labai dažnai tai būna ne vien tik, kad pats atsipalaiduoji, bet tu geri tą vyną gerų draugų kompanijoje. Tai vėl tu džiaugiesi, kad tu turi gerus draugus, kad tu gali su jais bendrauti. Jo, čia toks simbolis gaunasi, na, tam tikro gyvenimo momento. Man tai yra susijęs su, kai ragauju raudoną vyną, tą, kas aš mėgstu, su tam tikrą prievartą, tam tikrų įpareigojimų. Man būtent mane tas skonis įpareigoja būti kartu su juo. Ir toliau gerti. Taip, ir paskui, kai kemšyti tą pačią bonką, tą patį vyną, kad būtų, ir labai dažnai būna, kad kita bonka kitokia yra, kitokio skonio, kitokios prievartos atsirandi. Bet tai yra žavu, jeigu vis dėlto vynas tiek sugeba turėti kažkokios tai irgi valios pavergti kažką kitką, tai yra nuostabu. Mes ilgą laiką su savo irgi kolega Artašezu Gazarianu, kuris irgi toks muzikos nekūrėjas, bet jos atgamintojas, turi šiuo metu muzikos magijos klubą su savo žmona ir, propaguoja gerą muziką, gyvą klausimąsi, įrašų klausimąsi. Mes darydavom vyno ir muzikos derinimo vakarus, taip į metus keletą kartų. Ir problema didžioji būdavo ta, kad gana nesunku roką, džiazą su kažkokiu vynu susijęti, tam tikrą melodiją. Jeigu tai yra kažkoks tai kvartetas groja arba solistas, klasikinė muzika, irgi tai nesudėtinga. Bet jeigu tu paimi simfoninį orkestrą muzikoje, joks vynas nebeatlaiko. Jis pasidaro per paprastas, per toksai menkas. Per daug visko. Taip, tai yra jau tikrai galinga, muzika galingesnė. Man tai, pavyzdžiui, sakysim, su raudono vynu yra susiję tokie intelektualiniai pokalbiai. Aš niekad neužmiršiu vieno sėdimės pas Barkauską, tokį kompozitorių. Amžinatilsį. Jisai buvo kaip tik tai ir sėdi Miltinis kartu. Ir aišku, Barkauskas iš kažkur tai pramušė raudono vyno. Ir kadangi mes žinojom, kad aš tai atvirai pasakius anksčiau negalvojau, kad yra baltas vynas. Aš galvoju, kad vynas tai yra raudonas. Jis turi būti raudonas. Ir sėdim pas Barkauską ir aišku, taip pat jeigu su Miltiniu, jis taip pat užveda kalbą apie filosofiją. Reiškia, ir sako, tai ką reikia daryti, kai tu sėdi mirtininkų kameroje prieš naktį, prieš įvykdant bausmę, kuo tu gali užsiimti.
Ir čia mes visi pradėjom kalbėti, vieni rašo laiškus, kiti prisiminimus ir taip toliau, taip toliau. Ir jisai sako, ne, tuo metu, sako, reikia užsiminėti, mokytis kalbų. Ir kad, o Jungtinės iki pat gyvenimo galo mokėsi senovinės graikų kalbos. Kodėl, reiškia, tos, nes tai yra tai, kas yra paskutinis dalykas tik tai tau. Ką tu atsimeni ir ką tu turi. Ir tai buvo, bet kartu tai buvo su vynu. Mes vis... Graikų kalba su vynu geriau ją prisimindavai, turbūt, ta kombinacija. Tai kombinacijos tos yra labai svarbios. Svarbios yra asociacijos, ne kombinacijos, bet asociacijos. Aš labai gerai prisimenu dar tą laikotarpį, kai universitete buvo uždrausta, kai profesorius Kubilius buvo rektorius, vienu metu, pamenat, buvo ta tokia blaivybės banga ir universitete buvo uždrausta, ten švenčiant kažkokias šventes, naudoti, gerti vyną. Aišku, buvo surasta išeitis, vynas buvo arbatinėme teikiamas. Reiškia, įpilamas į kavinuką ar arbatinį ir taip. Tiesa, mūsų katedra yra beveik moterų katedra buvo. Taip, kad šitas dalykas nebuvo labai toks aktualus, bet esu girdėjusi. Bet savotiškai paradoksalu, arbatinukas tai arbata, tai mes turim kinišką gėrimą ir kinams irgi neegzistuoja kitoks vynas, tik raudonasis. Taip. Ar nėra taip, kad dar vynas asocijuojasi šiek tiek ir su tiesa? Ir, galima sakyti, kad kas galvoji, tas girtam ant liežuvio. Ir kiek aš klausiausi ankstesnių pokalbių Donatas, kai dar prieš keletą metų buvo mėgstamas personažas daugelį pokalbio laidų dėl savo humoro, visi tikėjosi iš jo pokštų, bet jisai atėjęs labai mėgo ginti tiesą ir teisingumą. Ir toks jausmas buvo, kad, išties, tai labai svarbi vertybė jums. Ar tai išliko, kaip jūs jaučiate dabar, gyvenate iš šalies, stebėdami visuomeninį gyvenimą, ir kaip jums atrodo, kiek jame daugiau tiesos ir kiek atsirado kitokių dalykų, kurie svarbesni žmonėms? Matot, kai mes pasitraukėm iš savo tos erdvės, iš to savo burbulo, kuriame mes visi gyvename, visi gyvi žmonės, su kurie kalbasi su manim, tai yra to paties burbulo laiko, mes esam suversti laiku, to, kurį mes gyvename. Bet aš visuomet galvoju apie tai, kad kas vynas yra gėrimas, kuris amžinas. Tai yra tai, kas pažymė kažkokią tai nepaprastą atmintį. Įsivaizduokime, kad kai tu geri vyną, kokiu nors vynuogiu, tai tu susilieji su kažkuo tai tuo, kas yra už šito laikmečio, kurį mes turime. Mes patiriame, nes skonis yra toks neapibrėžtas daiktas, yra labai. Ir skonis yra visiems šimtmečiais vienodas. Mane visuomet stebina, kai atranda kokią nors amforą ir tai amfora yra kažkiek tai gėrimo ir dar paragauja ir atpažįsta. Ir ne tai, kad atpažįsta, bet prisiliečia prie amžinybės. Prie kultūros. Prie amžinybės. Tai yra tai, kas pažymi laiką. Ir tokie dalykai kaip vynas, skonis, jis pažymi, jis yra amžinas. Jisai sulieja mane su visais graikais, kurie gėrė tą vyną. Taip, ir dar toliau. Graikai tik prieš 2000 metų, juk vyną... O tai netikrai.
reikia Bent jau Kartvelus Taip, prisiminkim, taip. jie sako 8000 metų. ne tik 8000. Aš žiūriu, dabar televizija labai tokia yra, pasakyčiau, populiari laida, kad visas žmonija atskrido iš kosmoso ir visi mes esame to kosmoso paženklintai. Tai labai toks iš dalies juokingas dalykas yra, bet aš visą galvoju, kad ta mūsų mąstymo erdvė jinai yra labai svarbi yra. Ir tą mąstymo erdvę praplečia skonis, realybė. Tai, ką tu gali patirti iš tikro. Ir kai aš geriu raudoną vyną, aš jaučiu, kad aš kažkokiu tai būdu susilieju su amžinybė, su nesuprantamais laikais. Ir tai yra fantastika. Žmonos turi kitokius įsivaizdavimus, su kuo vyras susiliečia, gerdamas šiek tiek per daug vyno, kiti raudono. Bet Laima, tai jūs, tai Donatas, toks juslių žmogus ir jis jaučia ir aš sutinku, kad kaip skonis ir kaip tai, ką mes girdim, kaip tam tikros emocijos, jos iš tikrųjų kaip vektorius, kuris sieja per daugelį amžių, tiesiog pjauna ir jos greičiausiai buvo tos pačios prieš 200 000 metų galbūt ir dabar. Bet jūs susidurėt labiau su interpretacija, susidurdavot ypatingai, kai dirbot aktyviai, vis tiek filologija nenori, yra ir tekstai, kur ir jeigu kalbant apie anglakalbius rašytojus, ar aplamai visą tą rašytinę tradiciją, jinai stipriai formavo vyno kalbą. Realiai mes šiai dienai kalbam apie vyną taip, kaip Britai sugalvojo, kurie šiek tiek iš prancūzų pasisavino dėl istorinių aplinkybių, bet visumoje vertėme mes viską iš anglų kalbos. Tai vat klausimas, ar jūs susidurdama ypač dar tais laikais, kai nebuvo to vyno, tik pas Miltinį, jūs jautėte kažkokį tai, tokį trauką arba kažkokią tą žinutę, kad yra kažkas neatrasto, kažkas įdomaus. Ar tai vis dėlto nuplaukdavo, nebuvo labai svarbus dalykas? Žinot, man gal aš atkreipiau dėmesį į vyną, kai turėjau tokią neilgą stažuotę Oxforde, St. John's College. Ir ten galėjau dalyvauti labai tokiuose įdomiuose vakarienėse. Man didžiausiai vieną tokį įspūdį nepamirštamą paliko tas, kad kai aš ten atėjau, tai ten buvo kažkoks oficialus asmo, kuris mane griežtai pasakė: "You have come through the wrong door." Jūs atėjote, ne per tas duris atėjote. Ir ten buvo labai graži ceremonija, kažkas truputėlį lotyniškai pasakyta, o po to buvo ten valgoma ir geriamas raudonas vynas. Tai va tada aš pagalvojau, kad vynas, čia surado savo labai tinkamą vietą. Tai buvo tokia sena, nežinau jau kiek amžių ta tradicija palaikoma. Ir kiekvieną taip savaitgalį tenai buvo galima joje dalyvauti. Ir man tada, dar mes buvom nelabai seniai laisvi tapę, tai man visos tos tradicijos atrodė kaip iš kito pasaulio. Nuostabios. Jos iš ties yra ypatingai senos, nenori, vis dėlto Kristus pasirinko vyną kaip savo kraujo simboliu, o ne kažkokį kitą gėrimą. Ir 2000 metų mes esam užprogramuoti jo tikrai labai tokia reikšminga rolę mūsų gyvenime, niekur nuo to negalim pabėgti ir tikrai per metus irgi ir per 2 ir per 10 metų nepasikeistas požiūris, kas per 2000 metų yra įkalta mums į galvą, į genus faktiškai. Neįkalta. Mes atrandam su savo prigimtimu viską. Tai yra prigimties dalykas. Tai yra tai, ko mes nežinome, kas yra mums duota iš aukščiausiojo, jeigu taip galima būtų pasakyti. Bet vyrams aukščiausias, taip sakant, negailėjo. Nepagailėjo, čia labai pripažįstu.
Taip, trinktelį, tai Moterims trinktelį. taip, šiek tiek mažiau. Priėjome prie to, kad, iš ties yra daug dalykų, kurie yra įgimti ir kuriuos mes atrandame su laiku. Taip gaunasi, kad reikia gerokai pagyventi, kad, pajustum kažkokį esminį dalyką, ne, Donatai? Ar galima tai anksčiau tuos dalykus atrasti kažkaip tai? Sunku pasakyti. Man atrodo, kad žmogaus gyvenimas yra visa nuolatinis savęs klaida. Ir tu negali peršokti tų atskirų tarpų. Tu visą laiką eini nuosekliai iš vieno dalyko į kitą dalyką. Ir kodėl mes tai pergyvenam, kad mes numirsim. Nors aš nepergyvenu. Aš galvoju, kad galbūt labai įdomu, kaip sakydavo Rostropovičius man. Sakydavo, man labai įdomu, kaip aš numirsiu. Tai va toks, man atrodo, tokie dalykai yra. Žmogus yra, ne kaip knyga, bet nuolatinė savęs sklaida. Ir visi puslapiai yra reikalingi. O tada koks santykis yra su vaikais, su jūsų vaikais? Jie juk jau gerokai paugėja, ne, jau asmenybės ir su savo verslais, ir su savo veiklomis. Kiek jūs jaučiat, kad dar jūs jiems darote poveikį, arba jie jums jau daro poveikį? Sunku atsakyti. Aš galvoju, kad gal mums anūkai daro didesnį poveikį negu vaikai. Ir įdomiausia tai, kad mūsų anūkas visiškai negeria. Jisai taip, iš principo, jis taip, kad jam raudono vyno teigiami poveikiai ir kol kas nežinomi. Va. Tai jis jaunas tikriausiai. Jau baigė universitetą, baiginėja, tiksliau, tai netoks jaunas. Bet šiaip tai, ką su vaikais mes susitinkam per didžiąsias šventes ir aišku visuomet pasižiūrim, kad turėtumėm gero raudono vyno. Tai yra, nors pavyzdžiui, pas mamą per kūčias nebūdavo vyno, bet Donatas visada sakydavo, kad pas juos Kaune būdavo raudonas vynas per kūčias. Taip, kad mes laikome Donato liniją. Aš Kaune kūčias valgydavau pas savo krikšto tėvą, o jisai buvo toks verslininkas iš Telšių. Ir kaip jisai sugebėjo išlikti, buvo pasodinę į kalėjimą už spekulaciją, bet jis vėl kažkaip sugebėjo įsisukti ir pas jį visada būdavo, ateidavo, labai daug būdavo kunigų ir labai dažnai būdavo, kad būtent per Kalėdas tie kunigai, tie, kuriuos paleisdavo iš kalėjimo, jie ateidavo pas mano krikšto tėvą Gadliauską ir visi uždainuodavo. Gal nesakyk, ten tokia nelabai graži daina. Kodėl graži? Sakyk tada, jei tau graži. Užmiršau, dabar negaliu. Išmušiau tada. Tai, o apie naujosius metus, ką prisimenate apie naujosius metus? Kiek jie reikšmingi? Ar tų, reiškia, išaugusių kūčių ir kalėdų įtakoj jų svarba mažėja? Koks jūsų jausmas? Aš tai buvau, nuo pat pradžių, aš buvau švariai sovietinis vaikas. Aš gyvenau toj sovietinį aplinkoj ir nežinojau, kad gali būti kas nors kitas. Paskiau. Taip, ir aš paskiau po to pradėjau, kadangi mama buvo religinga, vesdavo mane į bažnyčią ir čia buvo tas skilimas didžiulis mano smegenyse, kraštingiausiai pagrįsti savo įsivaizdavimus. O pagrįsti tai buvo taip, kad religija vis menkėjo ir menkėjo. Veikiama to, kol paskiau galiausiai mano dienoraščiuose
geriausiai matosi, kaip tos smegenys kito. Ir dėl to tas sovietizmas, iš jo reikėjo įsivaduoti. Buvo labai sunkus procesas, labai sunkus procesas. Mano pirmas eilėraštis buvo apie Staliną. Ir aš įsiunčiau jį į Lietuvos pionierių, kadangi norėjau garbės, kad mane jis atspausdintų ir gavau atsakymą, kad labai gera tema, bet labai forma prasta. Na ir ačiū Dievui, čia tikriausiai likimo pirštas. Šiaip norėjau pasakyti, kad Donatai, naujieji metai tau visada tu turėdavai porą koncertų prieš naujus metus. Taip, bet pati pradžia, aš čia turėjau omeny pati pradžia. Man nauji metai buvo labai svarbus, dėl to, kad Sovietijai buvo labai svarbus yra. O paskiau po to, reiškia, labai teisingai sakai, paskiau būdavo koncertai, naujametiniai ir viskas kito. Taip, ir tu dar sugebėdavai paprastai grįžti namo prieš... Taip, stengdavausi sugrįžti ir sugrįždavau. Taip, tau tai buvo sunki darbo diena. Taip. Na, bet tikriausiai ir nebloga, nes kažką atiduoti žmonėms ir juos šiek tiek vis tiek nudžiuginti yra puikus dalykas, juk nieks nemėgsta dirbti tą dieną, išskyrus menininkus. Taip. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Kalbėjomės su Donatu Katkumi ir Laima Erika Katkuvienė, 2 profesoriais, 2 pensininkais, 2 žmonėmis, kurie vienas muzikoje, kitas anglų filologijoje, nugyveno įdomų ir labai kūrybingą gyvenimą. Prašau, aš tik docentė. Iki docentės prasimušiau. Šiais laikais ir docentai vadinasi profesoriais, tai viskas užskaitome. Ir ačiū už prisiminimus ir įžvalgas ir džiaugiuosi, kad sutikote užsukti į Vilnių. Ačiū. Viso. Skanus Vilnius.